Labadiena, sveiki atvykę į Vilniaus rajoną, FK Transinvest namų stadionas ir čia po kelių akimirkų prasidės moterų lygos ketvirtojo turo rungtynės. Lygos nuostatus kiek mažiau legionierių yra, o čia sveikiname su pirmuoju įvarčiu MFA Žalgiris MRV ir Šakirat Oyunlola. Tai yra pasitaisau, tai yra Joy Duru pasijungė į ataką ir sulaukusi puikaus komandos draugės perdavimo savo šansų. Nepanašu žalgirietis Lastauskaitė, jos reidas ir skrieja Eriks. Vienas Teckytė. Ar bus smūgis? Dar kartelį ir Margarita Panova. Vėl laiku vienu su Žalgirio gynėjomis. Vienai prieš 3 sunku, čia puikus perdavimas ir tai galėjo būti antrasis įvartis. Skiria su kamuoliu, futbolininkė iš Nigerijos. Ir čia jau galiausiai prisižaidžia, bet vis dar tęsiasi jos ataka. Erika Šupelytė smūgiuoja į vartus, o ir dar vienas bandymas, Olamide Adukrė atsiveria erdvės žalgiriečių kontratakoms. David Bunmi, jos smūgis ir šį kartą skersinis. Dar viena kontrataka, Bunmi David verčiasi į baudos aikštelę. Ugnė Lastauskaitė, viena prieš vartus, smūgis ir Margarita Panova. Bet ataka dar nesibaigė. Adukrė pabandė tarp 4 varžovių rasti spragą. Bunmi ir vėl Margarita Panova. Statinių padėčių. Tai žaidimas įtraukiant vartininkę būdavo tikrai vizitinė kortelė. Čia Ugnė Lastauskaitė prieš Margaritą Panovą ir 2-0. 2-0 MFA Žalgiris MRV kapitonė šį kartą neatleidžia klaidos Transinvest gynėjoms. Be abejo, reikia atkreipti dėmesį ir į nuostabų Olamide Adukrė perdavimą. Dar kartelį. Proga pasižiūrėti šią ataką. Tiesiog tobulą tobulą. Dar vienas geras perdavimas, nuo šalies nėra ir dabar jau Adukrė siunčia kamuolį į Transinvest ekipos vartus. Vienas po kito pabiro įvarčiai, bet čia reikia taip pat ir paploti Žalgirio futbolininkėms. Geri perdavimai. Pirmame kėlinyje matėme daug nuošalių, tokių situacijų, kai Transinvest futbolininkės sugebėdavo pagauti varžovės nuošalės spąstų, tai nepavyko. Lastauskaitė vėl klaida gynyboje, vėl Ugnė viena prieš vartus ir 4-0. Štai taip, Latomkutė prarado kamuolį. To ir tereikėjo MFA Žalgiris MRV kapitoniai. Jokių abejonių, jokių trypčiojimų vietoje, keliais prisilietimais įsiveržė į vartus. Rodė, kad prarado tą galimybę, bet gali atakuoti, smūgis ir štai, pirmoji tikrai pavojinga. Ir viskas, baigėsi ketvirtojo turo rungtynės moterų A lygos.